Portare tu se portare no, non manco no. Mutta etiket mutta pirmąkart būtų aš sakau supermarkė yra. Nu, yra ir toks. Man jau tai Norfa man ir patinka. Išėjau iš namų naktį į darbą, kaip anūkėlės gyvena. Auga. Palauk, trys Dovilės? Nu, auga. Jau mažiau kaip 3 metukai, nedaugiau. Mažiukai 2,5. Jau 2,5. O yra tai 4 bus o mėnesio gale. Greitai. Taip. Kaip tai sakykime, vaikai auga. A tu dar tik nesenai storam buvo. Taip. Tai kaip pagalvoju, ne kaip greitai. Greitai auga, tik aš jų labai retai matau dabar. Tada. Čia Norfa visko yra. Čia Norfa visko čia yra. Oi, mano, você
Dabar šiandien į kitą parduotuvę. Aš mums kažkas. Nepavyko man, bet aš pažįstu tą prekę. Sveiki, draugės Gabanė ir Kornelija sveikina draugę Redą iš Balsių kaimo Pakruojo rajono. Nametas daug svojų su puikiais pažymės mokyklai, bei su degyvus ir nuolat nusikratėm 6 mėnesių su kaktim ir tėčio gimtadienio proga sveikinam tave su gimtadieniu. Jums buvo balta lietuvių, iki kitą kartą. Se me
Esame Kaune ir kokia proga būti Kaune ir neišbandyti kebabų. Esame Kaune ir čia Kaune yra saldus kebabas. Einam valgyti. Ir Kaune kaip tik yra vieta, kurioje parduoda saldų kebabą. Kažkas mane kažkada užtagino streduose ant posto, kur buvo parašytas saldus kebabas. Tai aš nebūčiau aš, jeigu nevaryčiau dabar jau išbandyt. Tai ir atvarėm su Rokšė. Šaunam. Pasimsim vieną saldų kebabą ir vieną paprastą. Išbandyt. Galima vieną kebabą su plovuose su vištienos. Kokiu čia yra? Čia kad išvištė. Tada... Ir vieną tą saldų kebabą. Šokoladą. Apsėsim migruosim, tai paruošim vietą priešim. Aptarnaujantis personalas labai fainas. Sako, duosim numeriuką, vibruosim, taip, duosim numeriuką, taip sėsim, vibruosim, kai bus paruošta ta kareta. O fun fact, Rokas pirmą kartą Kaune. Pirmą kartą Kaune. Ir jau savas. Ročia. Ročia, varom kebabą. Nutrauk. Realiai jau kraustosi čia. Raktis jau persikrustai. Šiaip laukiam jau ganėtinai ilgai, pasakyčiau. Kokias 15 minučių. Jau ir vėsų darosi, o nei pipsi, nei vibruoja aparatas. Žiūrėk, kaip blizga. Atidaryta. Žinai, dar pildikas dabar žiauriai kietai padarė visus gigabaitus, kurios turi ir neišnaudoji per šitą mėnesį, visi neišnaudoti perskelia į kitą mėnesį. Jeigu, pavyzdžiui, turi 10 gigų, šį mėnesį išnaudoji 7, tai kitą mėnesį jau turi 13, nes perskelia tie 3 likusieji ir niekur jie nedingsta. Einam pažiūrėt, gal jau padarė kebabus. Ačiū. Nei vibravo, nei pipsėjo, bet kebabai ir atėjo. Jau čia. Tai ką, dabar lėksim į mašiną valgyt, nes ten kažkaip nelabai jauku. Tai valgyt jauku, bet valgyt ir filmuot ne. Čia šiaip kebabai ne. Ai, bet man sogas šiek tiek žodžiu. Turime kebabus, gan ilgai laukiam, bet atėjo šiandien dar keistas dalykas, maisto išdaigininkai, tik aš ir Rokas. Ir dar noriu pasakyti, nuo ko prasidėjo maisto išdaigininkai, tai realiai kaip mes pirmą kartą ragavom kebabą su kotletu irgi mašinui. Man taip atrodo, jeigu kam rūpia. Atrodo, normaliai. Taip, čia yra saldus, šitą palaikom, galui. Pirmą paragausim normalų šitos vietos, kad įvertim, nes jau praeitoj serijoje ragavom visus kebabus, tai šitas bus į tą vėlą. Toliau į Adaną, bet ten į Adaną. Neklausk. Man atrodo, mums čia per daug bus biškutį. Jo mažas, jie man atrodo neturi dydžio. Ne, svagūnų nemėgstu mašiną. Dėl to nemėgstu mašinai valgyti. Svagūnas ant viso dešo užkrito. Gerai, čia yra kebabas su vištiena. Bandau. Agitanu tik lavašą ir kažkokio gurėto. Greičiau. Aš irgi noriu valgyti. Kalo? Ališė. Kalo? Taigi tokia aš nepavalgytum. Nu, mašinai netrupinam. Ant kavės, o dieve, ant mėgstuko. O geras. Geras? Čia Tomijoj net paklausiau. Ne, net piliuotų, kaip jis kažkoks tėvo. Ne, buvo. Kebabas kaip kebabas, nieko čia daugiau ir nepasakysiu. Čia visai decent. Tokia višta kaip šašlykas biški. Kebabas su šašlyku gal čia? Mašinai valgyti yra. Mašinai valgyti nekiri. Jau darosi tarsi. Ne, vištigai yra. Tokia ant grilio. Bet vištiena ir gera. Nes čia tokia ne kebabo vištiena, o tokia vištienos gabaliukai kaip šatfilikas. Tai tas good. O šiaip kebabas skonis tai toks, not the best, bet visai geras. Aš kaip kebabų daug nevalgau šiaip, man labai geras. Net sakyčiau, pirkčiau kartą vietoj jėgus. Paiktų. Jo. Paįvairimai. Aha. Tai toks skonis. Gerai, dabar ko mes čia susirinkom? Čia buvo tik tyzeris. Dabar kebabas saldus. Niekad nematęs, niekad neragavęs aš tokio koncepto. Seni.
su dripsniais. O apsia, kvepia kaip šokoladas. O dieve, čia dizasteriai. Tamnyva. Su šokoladu. Gerai. Nu, dizelį savo. Priramink biškį. Va. Su dripsniais. Matau, kad yra dripsnių. Yra, man atrodo, Turis. Yra zefyras. Ai, va, kaip čia zefyras susisafrydė. Yra iškeptas zefyras. Parodyk. Bet čia toks homemade dripsnių primais. Pridavė šokolado ir zefyrų. Jo, pažiūrėk. Tu tokio dydžio suvalgysi saldų šitą kebabą. Argi saldų. Čia pat. Koma. Sugar koma. Gerai, banduoti, kad pirmas baitas saldaus kebabo first time ever. 1, 2, 3. Pažiūrėjom. O, dieve, aš jau matau, kiek čia saldų. Toks gerai, kaip namie pasidarytum, ne? Gal stikinčiau prie vištienos kebabo. Parodyk. Tai kas tas zefyras vietoj nafo? Man atrodo. Yra dripsniai vietoj salotos, zefyras vietoj mėsos ir šokoladas vietoj padažo. Ir dar kažkokie yra vaisiai. Labai sausos ir sunku kramtyt. Labai sausas ir sunku kramtyt. Taip. Nu, Nesąmonė. mums nelabai patiko. Nepirkit. Aš parodžiau savo. Čia tokį suvalgyti, tai biški challenge'as toks būtų. Ir galima dar vietoj šokolado pasirinkti karamelės, kondensuotą pieną. Kondensuotų pienų galbūt Dar kažką labiau. Bet visai zefyras žiauriai daug būdžiai. Bet fočiai visai kitaip atrodė. Fočiai atrodė tenai su zefyriukais, o tiesiog dripsnis reikišta. Visą pointlent. Va, žiūrėk, aš taip dalinu dabar, matai, kiek čia daug zefyro. Bet kiek daug tų zefyro yra. Ir jie belia kaip saldus. Nu, pažiūrėk. Bet tiek zefyrų reikia suvalgyti. Nu, gal ir yra saldus kebabas, bet, nu, nežinau. Not recommended by me. Aš tiesiog imčiau su vištiena. Good, saldus kebabas šitas, kurį mes pasiėmėm šokoladą. Not that great. Pažiūrėk, yra dar zefyras rūžalas, pilnas zefyrų. Tokių tų didelių zefyrų. Jeigu būtų zefyriukai mažesni, Aš žalbutis ir įsivydavau. tai vai better būtų kaip fotikai. Ir visas kebabas užpiltas dripsniais. Ir kažkur šokoladu. O dar būtų nutella, tipo real nutella, tai būtų skanu. O dabar tas šokoladas toks sausas, tas lavašas, tas labai tasus zefyras toks irgi užkempantis. Kad tai gal nestai, žinai. Dar kad kitų vaisių yra, dabar įvertinimas. Expectationai buvo, kad saldus kebabas negali būti jau top labai skanu. Aš tai įsivydavau, kad bus toks. Kaip tu sakei, kur pizzą valgė, ne? Jo. Va, čia matot video. Pagaujam? 1, 2, 3. Kai neatrodė ir sakė, iš tikrųjų skanu, tai aš va taip pat įsivydavau, kad bus nutella. Nes jie nutella naudoja. Tai biškė ir va toks bus toksai, good. O čia tiesiog zefyrai, šokolado kažkoks sirupas ir dripsniai. Ir tai dripsniai žiauriai sausi. Jo, ir labai sunku kramtyti. Jo. Ir dar 7 eurų kainuoja. Šitoj vietoj saldus kebabas šit, bet su vištiena kebabas šitą saldų vertinu, nežinau, 3. Aš 4. Jeigu labai alkanas suvalgysi, bet O su vištiena tai kinda good, tai kokie 7, 8. aš 8. Galvoju, tikrai geriau bus saldus kebabas, tokį kelią sukrovėm iki Kauno ir disappointed. Jeigu žinot kokių dar vietų, kur yra keistų maistų, arba, pavyzdžiui, geresnių saldžių kebabų, parašykit komentaruose, būtinai ten nuvažiuosim, pabandysim. Nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, su jumis buvo Rokšė ir aš. Ir saldžių. Viso gero. Baldai vienas naktas ilgai, tūkstančiai baldų internetu, kiekvienam skoniui su nemokamu 72 valandų pristatymu Vilniuje ir Kaune, o likusioje Lietuvos dalyje per 96 valandas. Nereikalingas išankstinis apmokėjimas ir galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Apsilankykite dabar baldai1.lt. Nu, pažiūrim, kaip greitai krausim. Tikrai nenusiversi teletu namie, pasieks net tavo širdį. Greičiausias 5G namie, važiuoja, pumpuoja, gimai
važiuoja, pumpuoja jung bet kokią programą. Važiuoja, pumpuoja 5G ir nieks nestoja. Tele2 5G namie. Važiuoja, pumpuoja gyvai niekada nestoja. 5G veža greičiu, Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai blogai. O dabar Tele2 5G namų internetas pusę metų nemokamai ir dar gali laimėti Xiaomi televizorių kasdien. Aukštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau išvers dulkės. Žodžiai teisingi kilo, pusėje tu rankoje akmuo atgal, pusėjo, kam tu teisės, kam rankos būtelio, kam laiškas dugne, būtelio. Never nuodėmės, laikant akmenį, tau nepasirodėme. Labas rytas, mielasis. Niekada pasirūpinčiau. Daima. Liūdėsi. Mano galvai. Aš nieko neprisimenu. Kodėl aš nieko neprisimenu? Nieko neprisimeni? Pirmą kartą gyvenime. Jau. Jau dabar diena. Kiek valandų. Atrodo. Viskas susipynė. Marčiukas. Gal tau priminti kažką, Gedai? Man čia sugrįžta. Žinau, jaučiu. Bet man kažką primink. Judutin, tau gal vaizdais geriau parodot, ką? Vyrai! Kas čia vyksta? Rema, kas čia vyksta? Kas tie tokie? Zaima, ko tu tyli? Tu nesinervuok, Gedai. Teisinga. Įjungti tą filmą.
pas Martiną, taip? Klausyk, Martina, man su tavim reikia pasišnekėti apie Godą. Aš neturiu ką. Martina, sustok. Goda 2 dienas nebegrįžta namo, supranti? Ir jos motina eina iš proto. O prie ko čia aš? Man reikalinga bet kokia tavo pagalba, supranti? Bet kokia. O kas jūs toks, kad turit manęs klausinėti? Aš policininkas. Važiuojam, parodysiu, kur Goda. Kas jūs tokia? Kas aš tokia? Kas tu tokia merkščia? Aš klausiu, ką? Tu vagilka? Ką čia darai mano namuose? Nieko nesuprantu. Kas čia vyksta? O kas čia vyksta, Gedai, ką? Kas čia vyksta? Čia kitų nufilmuotas, ar ne? Aš. Vis aš nieko neprisimenu. Išjunkit, prašau. Išjunkit. Gedai, tu nusiramink. Nestresuok, mielasis. Va, sumuštinuką suvalgyk, šitą ką prisiminsi. Nenoriu, nieko Bent pusę suvalgyk. Nenoriu, sakau. Bent trečdalį, Gedoti. Nenoriu. Tai, Gedai, kaip rašomas tas žodis? Trečdalis, su čia ar su še? Goda mane užmuš. Ko jūs čia visi bijo tos Godos dabar? Keista, atrakinta. Tete. Vandens greit! Greičiau! O, kaip skaniai. 100 metų nevalgiau kiekvienas sumuštinio. Juokauju, ačiū. Žinok, niekada negalvojau, kad pakeisiu nuomonę apie tave. Bet dabar reikia keisti požiūrį. Matai, manęs cukrus nebekenkia. Bet darau nesąmonių. Tai kokie šiandien planai? Tiesiog jokių, nežinau. Galvoju, liksiu čia pas tave dar. Man reikės pasitoti visą. Mums pasitoti. Tai atsakysiu. Atsiliep. Nenori. Nebeatsiliep. Man reikia su tavimi. Taip. Ne, tai gerai. Tvarkoj, gerai, supratau. Nu va, atsiliepi ir nenumeriai. Kas skambino?
Viktorija. Ką sakė? Levi, kalbėk. Kas nutiko? Rasa. Šią naktį laiškomus. Gedai, na tai kaipgi vis dėlto tas žodis trečdalis rašomas, ką? Su čia ar su še? Pala. Mes vakar apie tai kalbėjom. Aš buvau virtuviai, vakare. Aš buvau virtuviai. O po to kas buvo? O po to aš nieko neprisimenu. Pala. Šitie mane sudubasino. Eik tu. O tai už ką? O šitas filmas iš kur tada atsirado? Galvoju, dar nesusieina. Kedai, o gal tu esi kažką nufilmavęs? Raimonda. Man atrodo, aš pradedu prisiminti viską. Agilka. Agilka. Oi, suraskit tą merkšę. Ką tu čia šneki, kokia dar vagilka? Aš rakinu duris. Sėdi kažkokia merkšė. Klausiu jos, kas jinai tokia, jinai mane stūmė ir pabėgo. Mane taip trenkiau galvą į šitą, dėl galvas skauda nebegaliu. Gal tu čia iš vis esi? Užvakar juk buvai. Mano akvinė draski gerai, ką aš čia darau? Savo bute ką aš darau? Tuo pati buvo lėks iš mano buto. Atsirado matai aiškintoje. Kada nori, tada ir ateinu. Pone, jūs nurimkit, gerai? Nesinervuokit, nurimkit, viskas bus gerai. O kas šitas iš viso toks? Jis policininkas. Policininkas? Tai ar jūs girdit, ką aš jums sakau? Girdžiu. Aš rakinu duris. Taip. Sėdi kažkokia merkšė. Taip. Aš klausiu jos, kas tu esi, jinai man vožė, paskui spyrė man. Į jokią nemerkšę, į mano klasiokė Goda. Ką tavo klasiokė veikia mano namuose pamokų metu? Ir kas tau leido savo visus klasiokus temptis į mano namus? Aš tau sakau, tu pati lėksi iš mano namų.